dėl Europos čempionato bronzos medalio. Ir čia Lenkijos imtynininkė Agata Petričik ir prancūzė Merin Selum. Mėlynu triko Lenkijos atstovė Agata Petrik. Ekranas tai buvo Prancūzijos imtynininkė ir štai 21 metų sportininkė iš Lenkijos. Pasaulio čempionato bronzinė prizininkė beje. Ir praėjusių metų Europos čempionė. Labai paskutiniu metu sustiprėjo Prancūzijos imtynininkės, tiek ir graikų romėnų imtynėse, matėm iš pasirodymo olimpiadoje Pekine, tiek ir moterų imtynėse jos labai priekį. Ir, sakykime, gal vieną iš tokių ryškesnių atstovių pamatysime dabar ant kilimo. Kaip jau minėjau, Lenkijos sportininkė 20 metų, 5 metais vyresnė yra jos varžovė. Puikiai kontratakavo Lenkijos imtynininkė, užgrebė ranką, užbaigė pervedimą, būtent pradėta galbūt Prancūzijos imtynininkės ir dabar realizavo savo pranašumą 1 tašku. Taip pat. Minėjau, Europos čempionė, iškovojusi šį titulą jaunimo amžiaus grupėje, nuo suaugusiųjų varžybose pernai Agata Petričik buvo 7 vietoje. Labai ryžtingai kol kas nusiteikus Lenkijos imtynininkai, neduoda jokių vilčių savo priešininkai, ataka seka tiesiog po atakos ir dabar vėl, jeigu jinai sėkmingai užbėgs į savo priešininką už nugaros, bet tam, kad tai padarytų, reikia ištraukti ranką. Mato, kaip į alkūnę įsikabinus prancūzė ir tai leidžia vis dėlto. Ir dabar bandymas kontratakuoti. Tiesa, galva tikrai labai nedėkingai padėti, tai vis dėlto spaudžia kaklą labai stipriai. Bet išsivadavo, taip, puikiai kontrataka, tik šį kartą iš prancūzijos imtynininkės pusės. Ir rezultatas tampa lygus. Bandymas atlikti ridinį nepavyksta. Antras bandymas vėl, tai tiesiog panašiau daugiau į tokius tuščius bandymus. Kadangi dabar pranašumas yra prancūzijos imtynininkės pusėje ir tiesiog esant gausybei bandymų teisėjas nestabdo ir nekelia jų stovėseną, leidžia imtyniauti. Pavyksta, galbūt sakyčiau, imituotas imtynės parterėje prancūzija ir praktiškai 20 sekundžių laimė, imtyniaudama šitoj padėtyje. Ir 2 taškus laimė. Taip, dar 2 taškai vis dėlto užskaitė vieną iš rytinį. Vis dėlto buvo teisėjai nusprendę, kad Lenkijos imtynininkė buvo papuolus į pavojingą padėtį. Čia jau toksai visai bandymas, nevilties bandymas Lenkijos sportininkės. 4-1 po pirmojo kėlinuko. Taip gražiai pradėjusi dvikova Lenkijos sportininkė vis dėlto atidavė iniciatyvą savo priešininkį iš Prancūzijos. Prancūzija turėjo įveikti dar paguodos kovos barjerą, ten jį nugalėjo Turkijos imtynininkę, o Lenkija pirmajame varžybų etape įveikė Portugalijos sportininkė, antrajame nugalėjo Moldovos imtynininkę ir po to netrukus mūsų ekranuose atsirasančiai ukrainietiai. Irinai Harif pralaimėjo pusfinalį ir dabar kovoja dėl bronzos. Prancūzijos kelias link štai šios dvikovos buvo kiek ilgesnis, poilsio jų turėjo mažiau, bet kol kas po pirmo kėlinio būtent Merin Selum turi 1 taško persvarą ir įrodė, kad visai gali kovoti. Atrodė, kad pradžioje Lenkija bando imtis iniciatyvos, o pirmo kėlinio rezultatas 4-1. Prancūzijos imtynininkė labai greit prisitaikė prie savo priešininkės imtyniavimo manieros ir matė, ne tik prisitaikė, bet sugebėjo priimti tokius labai sprendimus greitus ir kontratakuodama. Tai buvo įvertinta 4 taškais. Ir vėl mes matome Lenkijos imtynininkės ataką, kuri matyt gal per daug buvo susigundžiusi, užgriebta abiem rankom tą koją ir visiškai pražiopsojo savo priešininkės veiksmus, kurie nuėjo šiek tiek iš šoną ir dabar puikiai kontratakuoja, paėmusi savo priešininkės ranką.
Čia toksai vadinamas imtynėse pervertimas rakto. Granai klasikinis pervertimas, paėmus ranką rakto ir užkišus ją žemiau alkūnės ir realizuoja, paguldydama šią persvarą, realizuoja paguldydama savo priešininkę ant menčio. Puikiai pergalė. Užtikrinta pergalė. Nepatenkinta Lenkija, o tuo tarpu Meriem Selum turėtų džiaugtis, man atrodo, prancūzijos imtynininkams tai pirmas medalis čia Vilniuje. Čia Vilniuje taip, bet aš kaip minėjau, mes tikrai jos dar tikisi iškovoti medalių tiek moterų imtynėse, tiek graikų romėnų. Stulbinančiai geras pasirodymas prancūzų imtynininkų buvo graikų romėnų per graikų romėnų imtynės Pekino olimpiadą, netikėtai geras. Ir ten iškovoti medaliai ir taip puikus pasirodymas, tai parodė, kad vis dėlto šalyje imtynėms yra skiriamas labai didelis dėmesys. Tai mes matom tą gražų pervertimą. Ar galima kalbėti, kad kažkurios šalys, taip sakant, iššovė ir neturėjusios garsių tradicijų iš metų dalyvauja ir, pavyzdžiui, per pastaruosius 2, 3 ar, pavyzdžiui, 5 metus iš stiprių vidutiniokų virto vienais